pokalbiai su žmonėmis, kurie vysto naujas idėjas bei kuria paslaugas ir naujus produktus. Labadiena, brangus FM99 klausytojai, studijoje prie mikrofono Eglė ir šiandien labai džiaugiuosi, galiu pakviesti jūs pasiklausyti pokalbio, turbūt ypatingai tuos, kurie auginame vaikus ar jaunąją mūsų publiką auditoriją, nes radijo studijoje šiandien vieši Aistė Sarokienė, vaikų kūrybiškumo ugdymo studijos kuria vaikai Alytaus ir Druskininkų filialų vadovė, įkūrėja. Aistė, labadiena. Labas. Labai malonu matyti. Tai Druskininkai, Alytus gali džiaugtis. Ir Marijampolė. Ir Marijampolė. Tai trys, ar ne? Trys, taip. Tik nežinau, kaip šitą kraštą pavadinti. Nes net Dzūkija, nes Marijampolė iškrenta. Suvalkija. Dzūkija ir Suvalkija. Tai, žodžiu, yra laimingų vaikų, kurie gali kūrybiškai leisti laiką, ar ne? Taip, tikrai taip. Na, tai tuomet ir klausiu, nes tikrai labai smalsu, kurie vaikai. Kaip gimė apskritai tokios būtent studijos idėja? Kaip gimė mintyse, kad reikia tokios studijos būtent? Aš šitą studiją atradau Vilniuje. Jinai veikia jau 10 metai, kai mano sūnus gimė, mano sūnui bus 7. Tai va, lygiai prieš 7 metus. Ir tada Vilniuje buvo labai didelės eilės patekti į tai. Aha. Ir aš sakau, jeigu aš kada nors gyvenime turėsiu studiją, šeimų studiją, būtinai bus šitas būrelis. Ir link šito būrelio, kad man leistų atsidaryti Marijampolėje, Lazdijuose, mes pirmiausia atsidarėm Lazdijuose, Alytuje ir Druskininkuose tikrai reikėjo laukti ne vienus metus, nes reikalavimai buvo dideli. Vaikai, ar ne? Taip, vaikai. Tai įkvėpimas, įkūrimo kilo iš asmeninės patirties. Taip, nes aš labai vertinu laiką su vaiku, tą kokybišką laiką, ne tada, kada, pavadinkime, mes kalbėm, verdam, plaunam, o tada, kai mes atsisėdam su vaiku ir iš tikrųjų paklausim to vaiko, kaip jam sekasi, kai jisai gali būti vadovas. Nebe kelkis, renkis, einam, darom, o jau visai žaidime vadovauja, kad mama tu palaikyk, mama pilk, mama daryk. Ir tada vaikas atsiskleidžia visai kitokiais, kitokio požiūrio. Kitokiam spalvom, ar ne? Taip. Jis atsipalaiduoja, jis papasakoja daug daugiau negu tiesiog, jeigu klausi, nu tai kaip sekėsi mokyklose? Nu tai gerai. Ir viskas. Ir to daugiau. Dažniausiai mes tiesiog patys ne tai, kad nebenorim kalbėti, mes po darbų esam pavargę. Tai vaikai po mokyklos taip pačiai yra pavargę. Ką aš išgirdau, Aistė, iš jūsų pasakymo, kad kai užsiemam su vaikais, kokybišką laiką turime su vaikais, kažkaip paprastai turbūt gal yra tokia nuomonė pakankamai plačiai paplitusi, kad jeigu jau vaiką atvedame į kažkokį užimtumo centrą, į žaidimų kambarį ar panašiai, tai galime palikti ir jau nusimuojinam. Ir jau neleidžiu. Taip, mane būna kartu. Jau čia didžiausia problema, kad reikia būti kartu. Bet jau dabar jau. Tikrai jau vis daugiau tėvelių nori likti kartu ir pažiūrėti, kaip jiems sekasi, nes mes esame orientuoti į procesą, o ne į rezultatą. Jeigu, pavyzdžiui, ten sporto būrelis, tai gerai, nuvažiuojame į varžybas ir pasitikrinam, ne, kaip čia jam sekasi. Jeigu mokykla, tai gauna pažymį ir pasitikrinam, kaip jam sekasi, ne. Tai šitam būrelį mes nevertinam, nes mes ugdom tas savybės, kurių tai yra kūrybiškumas, kur tu negali įvertinti, kiek vaikas kūrybiškas, ne. Kūrybiškumas, smulkioji motorika, stambioji motorika, šitą šiek tiek galima pavertinti, bet tu tiesiog matai. Tu tiesiog matai, kaip per pusę metų tavo vaikas patobulėjo, kaip jis pradėjo kritiškai mąstyti, logiškai mąstyti, kūrybiškai mąstyti, surasti problemos sprendimą tam tikrų klausimų. Tu net žiūri, kaip prieš tai ten tas buteliukas, pavyzdžiui, koks nors dabar pievos temą turime, į buteliuką netelpa ten kokia musė, o paskui jau jis net nebando tenai jos dėti, jis jau kūrė, kaip ta musė skrenda aplink tą buteliuką. Tai yra visiškai kitokios savybės ugdomas, bet aš manau, kad šiais laikais 21 amžiui, greitam tam, kur vartotojiški, pavadinkime, mes esam visi, gauti tokius įgūdžius vaikams, tai yra be proto naudinga jų ateities kūrimui, darbui tam pačiam, nes darbe mes turim labai daug problemų ir mes jas turime spręsti greitai.
dabar esame kūrybiškai. Ir ne visada, jeigu, kaip pasakyti, dažniausiai įmonės neturi didelių biudžetų, kas lemia tą kūrybiškumas. Tai čia yra toks ilgoji perspektyva. Tuomet, Aiste, smalsauju, prašau papasakoti, kaip atrodo diena, kaip atrodo užsiėmimai, būtent kuria vaikai studijose, ar kaip čia pavadinti, ką veikiat, ką darot, kas tai yra? Tai dažniausiai būna 2 veiklos, ne dažniausiai, beveik visada būna 2 veiklos. Viena švari veikla, mes taip vadiname, tai yra kruopos. Antra veikla visada būna purvina veikla. Nes vis rečiau žmonės įsitraukia į tas purvinas veiklas, o tai yra labai svarbu vystymuisi, lytėjimui, pojūčiams tiem pačiam skirtingo pajusti. Tai ir tada mes valgome kukurūzus ir einame namo. Tai kodėl būtent 2 veiklos? Tai būtent 2 veiklos tik ir yra, kad jis nebėgiotų, nepasimestų, kad jam žaistų, susikoncentruotų į vieną veiklą, gali jis nueiti, atsitraukti, mes irgi atsitraukiam nuo darbo, nes mes pavargstame ir jis vėl sugrįžta, nes jis pagalvojęs, nuėjęs, kaip tėvai dažniausiai sako, tai čia jam neįdomu. Ne, jisai nuėjo, įkvėpė per naujo to tokio ir jis ateina toliau žaisti. Tai čia su to viskas yra gerai, ypač kai jie yra, pavadinkime, mažiukai, nes mūsų būrelis yra nuo 9 mėnesių, tai įsivaizduokit, jie dėmesį sulaiko 45 minutės, kur mes jau mokyklai sakom, tos 5 minutės yra beproto. Siaubinga. Tai, tas yra, o vyresni nuo 3 metų yra valanda užsiėmimas. Tai viena veikla, tada keliaujame į antrą veiklą ir tada jau valgome kukurūzus. Tai čia šiaip labai tas bendruomeniškumas labai atsiranda. Iš tikrųjų, pas mus būrelio tėvai yra taip susibūrę, kad mes ir šventes švenčiam kartu, ir pavasarį išvažiuojam semestrą, kai pabaigiam, nes yra semestrais, rudens semestras ir pavasario semestras, ir per tą semestrą nesikartoja nei viena veikla. Tai jūs įsivaizduokit, kiek kruopų reikia skirtingų paruošti arba temų, kad išugdyti vis skirtingas kompetencijas vaikų, pavadinkim gal taip. 9 mėnesių kūdikis, ar ten metukų kūdikis, metukų ir mėnesio. Na, žodžiu, patys mažiausi lankytojai, kurie atkeliauja su savo tėčiais, mamomis, kokias kompetencijas tokio labai ankstyvo amžiaus kūdikis gali išvystyti. Pirmasis 7-metis yra labiausiai svarbus pasiruošimui smulkiosios ir stambiosios motorikos, tai yra mokyklos pasiruošimui. Nes rašo, kad labai su mokytojais daug iš tikrųjų bendraujam. Vaikams tikrai sunku rašyti. Jie nebeturi tų mažų, pavadinkime, rašymo įgūdžių, kad tilptų į eilutes. Vis daugiau, vis didėja tas raštas. Arba kas antrą eilutę pradeda rašyti. O čia būtent mes ugdome tiems mažiesiems smulkiąją motoriką, plečiam tą patį buvimą su mama. Tikrai daugumoje dabar mamos dirba nuo metų laiko. Kaip čia, išėjimas į darželius, jis ankstėja. Taip. Anksčiau būdavo 2, dabar man rodos, ten iš viso kažkur atsidarė nuo kūdikystės darželis Lietuvoje. Tai tas trūkumas laiko ir yra, kad kartais mes sakom, vaikai ožiuojasi ar ten dar kažkas ožys. Ne, mes tiesiog neberandam pokalbio su juo, pavadinkime, ne? Ir jeigu po darželio jis verkia, rėkia ir ten sako, mes negalim lankyti būrelio, nes mums per daug. Ne, jums reikia ateiti būtent po darželio, nes jis pas mus susirinks emocijas kartu su tėvais. Ir jis tada nerėkdamas jas paleis, nes jis, vienintelį dalyką ir moka - verkti. Tai yra normalu. O būdamas kartu su mama, gaudamas dėmesį, tą šiltą, būtent tą tiesioginį dėmesį, ne kaip pasakau, ir aš tą patį darau. Tarp kitko, toks dėmesį. Tiesiog, čia aš biškai valgyti padarysiu, čia biškai paskelbsiu, tu biškai pažaisi, čia tas. Ne, valandą laiko skirti kokybiško dėmesio ir pamatysit, po to jau galėsit jūs savo skirti kokybišką dėmesį, jau grįžus namo, kur vaikas jau bus gavęs, jis susijims savo reikalais, o jūs galėsit toliau suktis virtuvėje. Atlieptas tas ryšys iš tiesų vaikui, ar ne? Ar tėvai leidžiasi į tas veiklas, į tą kvietimą leisti laiką su vaikais, nes kaip ir pokalbio pradžioje sakėme, tikrai esame pratę, būrelis, jau čia kažkas
mes atiduodam ir jau ramu, jau kažkaip užsiėmę vaikai, jau mes galim savo veiklą užsimti. Ar pasiduoda tam kvietimui? Jo, ta prasme, nėra pasirinkimo. O tėčiai ir mamos? Šiaip turim ir labai daug tėčių. Tai mane labai džiugina iš tikrųjų, kad turim ir mamų, ir tėčių. Iš pradžių gal buvo tikrai gan nejauku tėčiams ateiti į būrelį, bet kadangi ten reikėdavo vieną mamą pakeisti arba antrą mamą pakeisti, vis tiek kažkas tai būrelį turi atvesti. Tai ateina net, žinokit, ir močiutė, ir dėdukas atveda. Kai nesinori praleisti, o negali. Taip. Tai žinokit, tikrai tas kokybiškas laikas. Aš pati, pavyzdžiui, pastebėjau, nes aš vis dar einu su savo sūnum, ne tik tai vedu būrelius, nes dažniausiai sūnus būna šalia ar dukra, bet aš kartu su jais ir einu dar vis į būrelį ir sako, tai čia kaip čia gali atsibosti, jeigu kelis kartus ateisi į tą pačią veiklą. Oi, nesakau, žinokit, penktą kartą jie tik dar geriau žaidžia, nes jau jie susipažįsta su visko, jau jie žino ir jie dar kitaip visaip žaidžia. Tai ir po to tos senelius įtraukia, dėdukus, o kaip smagu stebėti kartu skirtumą, jūs neįsivaizduojat. Jūs susiminėte, Aiste, kad yra semestrai rudens ir pavasarį, ar ne, semestrai. Tai papasakokit irgi, kokios yra tvarkos. Pavyzdžiui, dabar klauso kokia jauna mama ar jaunas tėtis ir galvoju, va, tai kur man atrodo būtų smagu. Tai ar dar į tą rudens semestrą spėtų įsilieti, ar jau laukti? Kokia yra tvarka? Prisijungti galite bet kada. Tiesiog jūs negausite tų veiklų, kurias mes startavome nuo rugsėjo mėnesio. Prisijungti galite bet kada, nutraukti po mėnesio galėsite. Turiu omeny, lankome mėnesio abonementas. Kodėl? Todėl, kad įsivaizduokit, man nejauku naujoje aplinkoje. Tarsi aš, pavyzdžiui, dabar atėjau, tai ačiū Dievui, kad greit atėjau, ne? O ne dar jauduliukas, kad visas tas. O įsivaizduokit vaikui, kuriam ten 9 arba metai, 9 mėnesiai, jam ta nauja aplinka, naujos erdvės, naujos veiklos. Tai jam ta mama yra realiai saugiausias uostas, jis gali būti apsikabinęs koją ir dar pirmą pamoką nieko nepadaryti, nes jis gali būti tik stebėtojas. Tai va tas yra labai svarbu suprasti, kad kaip ir mums nejauku kažkur nepažįstamos erdvėse tarp kitų žmonių, taip ir tam, pavadinkime, vaikui, jis yra lygiai toks pats žmogus, kad ir 9 mėnesių ar metų ar 7. Jisai ateina, pirmiausia, apsižiūri, dėl to tas mėnesio abonementas būtent po jo galima spręsti, ar norime toliau lankyti, ar mums tinka, patinka, ar ne, ir galim pasirinkti kažką kitą. Nes, pavyzdžiui, mes dabar čia kalbam labai apie mažiukus, bet aš noriu akcentuoti, kad būtent tiem nuo didesniem 6-7 metų, tai yra, žinokit, wow, tarsi jie ateina, jie pamato tą slaimą, kurie gali ten viską su juo daryti, arba eksperimentus, sauso ledo, sodos acto eksperimentus, kur ten veržiasi viskas ir jam taip yra įdomu ir, pavyzdžiui, Druskininkuose pas mus pats populiariausias yra gimtadieniai, mūsų gimtadieniai, nes mes 2 valandas žaidžiam, su vaikais žaidžiam non-stop, mes jų nepaliekam ir jie įsirenka, pavyzdžiui, 4 veiklas ir gamina muiliuką, tada eina į krakmalo fondiu, tada sauso ledo eksperimentas, tada turim butaforinį tortą ir tada eina valgyti to ir visi taip, wow. Tikrai, pats geriausias gimtadienis yra kuria vaikų gimtadienis. Nes tai yra žaidimas. Taip. Eksperimentas. Spalvotas, gražus, estetiškai pateiktas. Ir dar visą laiką žmogus lydi tuos vaikus, tėvus jame. Tai aš tai nematau net tokio kaip čia alternatyvo šitam kitos. Ir lydi su susidomėjimu, ar ne? Taip. Kas yra labai labai svarbu. Su susidomėjimu, kad irgi dalyvauja kartu, irgi toje veikloje. Ir padeda, sako, kaip man žaisti su to vaiku. Vaikai geriausiai šito, kaip jam žaisti. Jie jums pasakys. Viską jums pasakys. Aš tikrai esu mačiusi įvairiausių priemonių, Aiste, kurios yra jūsų studijose. Taip. Galima pavadinti taip. Studijoje, ar ne? Studijose. Ir tai yra tos priemonės, kurios yra priimtinos, suprantamos, suvokiamos, kviečiančios išmėginti, dalyvauti, daryti įvairius vaikus ir neurotipinius, ir su įvairiais poreikiais, ir tikrai, tai jūsų studija, ką norėčiau irgi paakcentuoti, kad neišskiriant jokio vaiko, taip. Ar ne? Pavyzdžiui, didžiuosiuose miestuose mus labai rekomenduoja būtent specialistai, kad ateitų ir praleistų laiką čia. Nes,
tai yra visai kitoks potyris. Ir tos priemonės mūsų yra tikrai labai kokybiškos, specialios, būtent siunčiamės iš Amerikos arba iš Anglijos, jų Lietuvoje pirkti tiesiog nėra. Tai dabar taip, žodžiu, rudens, pavasario sezonai, vyksta užsiėmimai kiek kartų per savaitę? Vieną kartą per savaitę, mažiukams 45 minutės, o vyresniems 60 minučių. Tai yra valanda. Tai ar reikėtų kažkaip taip pasiruošti? Minėjote, kad yra viena kažkokia purvina veikla. Taip, mes skamba labai intriguojančiai. Mes visada prašome atsinešti rankšluostį ir persirengti drabužėlius. Net vadiname uniformą. Tas jau, kuri pirma susipurvina, nes visada vieną kartą per mėnesį turime piešimą. Tas piešimas skiriasi tekstūromis. Tai delnais piešiam, tai ant popieriaus piešiam, tai ant burbulinės plėvelės piešiam, ant stiklo piešiam, tai yra ant skirtingų tekstūrų, nes tai yra lytėjimas ir vaikas pagrinde ir mokosi per tą lytėjimą, ragavimą. Dar ką noriu pabrėžti, mūsų visos priemonės yra saugios ir pritaikytos ragauti. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu yra veikla, šiandien, pavyzdžiui, buvo makaronai, jie buvo dažyti su maistiniais dažais. Nes vaikai maibina neretai. Modeliną mes pačios verdam ir jis tikrai ne ką prastesnis už tą Duff Play ar kažkoks, kur buvo. Tarsi mes esam sukūrę receptus, kurie duoda skirtingas tekstūras, skirtingus pojūčius ir jeigu, pavyzdžiui, bazilika vaikai taip nelabai, tai pavyzdžiui, dramblių maudykla su krakmolainiu, jie dievina, tiesiog dievina. Ar papasakotumėte, kas tai yra dramblių maudykla su krakmolainiu? Iš tikrųjų, drambliai, dideli drambliai, kaip dideli drambliai dideliuose staluose ir jie tiesiog jos prausia su vandenuku arba su krakmolu ir jis tiesiog bėga ir tas krakmolas būna tokių skirtingų tekstūrų. Čia taip neįmanoma papasakoti, čia reikia tiesiog pajausti tą. Jis tokių būna tekstūrų skirtingų, kad tu, pavyzdžiui, paėmė ranką, jisai bėga ir jis vibruoja. Ir tada vaikui duoda tokį atgalinį ryšį į rankytes tas buteliuko spaudimas. Ir tas visi tie, ką pasakoju, tai yra būtent tas pirščiukų, galvos, smegenų, vingrių plėtimas ir didinimas. Ką tai lavina? Iš tiesų galima būtų turbūt visą sąrašą išvardinti. Kodėl? Papasakokite, Aiste, kodėl, pavyzdžiui, būtent krakmolas atrodytų, tai sėdėtų savo vaikas ramiai, sausai, tvarkingai, skalbt nieko nereikia, bet kodėl būtent tokios veiklos, kur daug visokių pojūčių, daug ir kvapo. Todėl, kad mes vystomės per tai. Mes visi nuo to ir pradėjome, nuo tų 5 pojūčių. Aš jau net neminiu tos, pavadinkime, ugdo 5 mūsų pojūčius, nes skonį, kvapą, lytėjimą, regėjimą, klausą, nes man tai atrodo taip kasdieniška. Ir aš jau akcentuoju būtent kūrybiškumą, ten loginį mąstymą, strateginį mąstymą. Nors iš tikrųjų tai pats svarbiausias dalykas, tai būtent yra smulkioji motorika ir būtent tie 5 pojūčiai, per kuriuos vaikai ugdosi. Tas kokybiškas laikas, ta valanda per savaitę tikrai, man atrodo, įmanoma išskirti net ir patiems labiausiai užsiėmusiems tėvams, ar ne? Oi, tikrai, aš manau. O jau apie gimtadienius dar truputį papasakokite. Gimtadieniai irgi yra galimybė švęsti, ar ne? Ir amžius irgi tas kaip ir amžius minėjote? Didesnis net yra, nes kas yra, kadangi atsiranda eksperimentai, mes mažiukam eksperimentų neduodam. Mes duodam jau tik tai nuo 3-4 metų eksperimentus. Tai gimtadienio diapazonas įsiplečia iki 12 metų, bet esu turėjus 15 metų gimtadienį. Čia ne vyriausias, čia iš vaikų turiu omeny. Bet ką aš noriu pasakyti, kuo vyresnis vaikas dalyvauja gimtadienį, tuo jam yra įdomiau. Pavyzdžiui, miesto šventėse mes dalyvaujam su slaimu. Jūs neįsivaizduojat. Dideli vaikai, paaugliai, 16-iniai ateina slaimą. Taip. Ir tada sako, jeigu mane mama pamatytų, užmuštų, jeigu prie slaimo mane. Aš sakau, vaikelį, neapsidžiaugtų, kad čia... Tai dar šiek tiek grįžtant tada prie to, kad jeigu mama pamatytų, minėjote, kad veiklos, kai vaikai kviečia tėvus, ar ne, kai vaikai pasako, ką daryti. Irgi toks momentas, nėra taip, kad nepastebite, kad, pavyzdžiui, tėvai mėgina pasakyti, ką vaikai turi. Taip, sako, stop.
Aš noriu, arba žinot, kas yra, įsijungia mūsų tas, kad ir aš noriu pabandyti. Vaikų, pavyzdžiui, gimtadienis, o tėvai nori pabandyti tą eksperimentą, nes jis tikrai yra wow. Ta prasme, aš pati ten, nežinau, sauso ledą jau kiek, 2 metai aš jį darau ir still man jis yra wow, kažkas ten tokio, kur veržėsi dar ir vis sugalvoji kažką naujo, kažkaip naujai tai pateikti, padaryti, tai tamsoj, tai šviesoj, tai su dūmais, tai be dūmų. Ir tas amžiaus cenzas mes savo neleidžiame, tiesiog mes savo neleidžiame būti vaikais. O va tokiuose, vadinkime, ne veltui ir pasakyta, kad kai tu turi vaiką, tu grįžti atgal į vaikystę ir leidi savo būti vaiku. Tai va čia tas pats yra. Bet iš tikrųjų, jeigu mes leistumėm savo nors šiek tiek pabūti tuo vaiku, tai būtent turint savo verslą, turint darbą, mes į tas problemas žvelgtumėm taip kitaip. Mes į tą verslo produkto kūrimą, mes pažvelgtumėme taip kitaip, kaip sako, ai čia niekas neveikia, mes nebesakytumėm taip. Todėl, kad mes turėtumėm tiek listą kūrybiškų idėjų, pakeisti, sukurti kažką naujo, naują reklamą, naują produktą, kad mums tiesiog nereikėtų, kaip čia, skūstis tuo, ne? Tai va čia mano būtų gal ir tikslas toks, kad išugdykime tai vaikams nuo mažumės, kad tai būtų jų kasdienybėje, leisti savo tiesiog atsipalaiduoti. Ir man dažnai, pavyzdžiui, sako, bet tu savo leidi tokia būtų atsipalaidavusius ir panašiai. Taip, nes aš vedu būrelius 5 per savaitę, tai aš tiesiog, tokia esu, man taip yra ir viskas, aš leidžiu savo būti, aš leidžiu savo nusimauti batus, aš leidžiu ten dar kažką padaryti, nes tai yra patogu, ne? Tai ir vaikaigi nemeluoja niekada. Ar patiko? Ne. Ir su tuo viskas yra gerai. Aš labai džiaugiuosi, kai vaikai pasako ne arba taip. Dažniausiai jie verkia, nes nenori išeiti, bet jeigu pasako ne, tai irgi yra gerai. Nuomonė. Tai mes ugdome nuomonę. Stiprią nuomonę. Aiste, kas yra vaikystė pačios akimis? Koks tai yra žmogaus gyvenimo etapas? Pats fainiausias, gražiausias, mažiausiai problemų gal. Nors, kaip pasakyti, dabar mūsų akimis, kai mes suaugę, tai dabar aš jau, kaip čia pritariu tam pasakui, maži vaikai, mažos problemos, dideli vaikai, didelės problemos. Bet tuo metu, kai esi mažas, vienintelis dalykas yra tiesiog būti vaiku, neužkrauti to suaugusio gyvenimo per anksti. Nepasakyti, kad jiems tai yra neįdomu, jiems tikrai tas yra įdomu, ką mes dabar darom, ir tiesiog, mano vaikas jau didelis. Ir jam tas bus neįdomu. Leisk pabandyti, jeigu jis pats pasako, kad jam bus neįdomu. Arba, kad jam yra įdomu. Ir čia yra tiek daug paradoksų, kur dažnai, pavyzdžiui, tėvai sako, mano vaikas neužsiema pats, ne? Ir miesto šventėje aš matau, kaip vaikai patys užsiema, bet aš matau, kad tėvai tripčioja už nugarą. Spaudžia, ar ne? Einam pažiūrėti ten toliau. Ir va tas toks, kur mes kaip ir norim, bet kaip ir neleidžiam. Tai čia reikia dirbti su savim. Tai vaikystė man ir yra tas neužkrauti suaugusio gyvenimo per anksti, nes, mes tikrai dar spėsim pagyventi tą suaugusio gyvenimą. Tai jeigu pasidžiaugia dar būnant vaiku ir tegu taško visas balas, kad ir 20 metų, jeigu tik širdis leidžia. Na ir mūsų pokalbio pabaigoje, kalbant apie tą vaikystę ir apie leidimą pasijusti vaiku ir vaikams vaikystę džiaugtis, ir tėvams, ir seneliams ateinantiems pasidžiaugti vaikystę. Užsiminėte, Aiste, kad Alytuje, Druskininkuose, Marijampolėje yra studijos, yra galimybė ateiti, leisti laiką, švęsti gimtadienius kūrybingai. Kur jūs surasti, kaip su jumis sukontaktuoti? Visą informaciją rasite www.kuriavaikai.lt arba Facebooko paskyroje Vaikų kūrybiškumo ugdymo studija Kuria vaikai. Ačiū šiandien už pokalbį, buvo labai įdomu ir galvoju, Kalėdos tas laikas, kai vyksta tie teambuildingai visokie, ar ne? Tai jūs rytoj turim mokytojus. Man atrodo, kad čia ne tik vaikam, čia ir suaugusiem, ypatingai, kai reikia to kūrybingumo, darbe, kūrybiškumo, labai geras dalykas. Man atrodo, Aiste sunku bus apsidirbti ir privirti to modelino. Ačiū šiandien už pokalbį, iki valandaus. Iki. Jums, klausytojai, primenu FM99 studijos viešnia šiandieną Aistė Sarokienė, Vaikų kūrybiškumo ugdymo studijos Kuria vaikai, Alytaus, Druskininkų, Marijampolės filialų vadovė. Laida Darau verslą.
Kviečiame verslininkus bendradarbiauti. Reklamuokitės radio stoties FM99 socialiniuose tinkluose. Svajojate apie sėkmę versle, kuri viršytų jūsų lūkesčius? Pasidalinkite savo verslo idėją laidoje Kuriu verslą su mūsų krašto žmonėmis. Susisiekite reklama@fm99.lt ir didinkite savo prekės ženklo žinomumą. Čia gali skambėti ir jūsų reklama.